Taip jis pasakė. Apstulbo kalipsė deivė šviesioji. Ir atsakydama jam, sparnuotais žodžiais prabilo. O jūs beširdžiai dievai, pavydininkai patys pirmieji. Baisiai jums gaila, jei deivė, kuri savo žmogų suranda ir atvirai su juo kaip su mylimu vyru gyvena. Kai Orioną antai rožiapirštė aušra pamilo, toliai jūs jai padvidėjot, dievai, gyvenantis laimiai, koliai Ortigijoj ją auksasostės skaisti Artemidė savo beskausmėm strėlėm užpuolusi kartą nušovė. Arba štai gražiakasė Demetra, kada Jesijonas ją sužavėjo ir jiedu pasidžiaugė meilę sugulę dirvoje, 3 kartoj, tuoj viską bematant suodė Dzeusas ir užmušė jį, paleidęs žėrinti žaibą. Šiandien ir man pavydit, dievai, jūs vyro mirtingo. Aš juk išgelbėjau jį, įsitvėrusi dugno skeveldrų, kai žaižaruotų žaibu, jų greitą į laivą sudaužė Dzeusas, nusviesdamas jį į vidurį marių tamsiųjų. Daugelis vyrų narsių tuomet nuskendo per audrą ir tik tai vieną čionai atvarė vilnys ir vėjai. Jį pamilau karštai, globojau ir nuolat kalbėjau, jog nemirtingas jis bus ir senatvės nejausis per amžius. Jei įmanomas daiktas, kad Dzeuso egidvaldžio valiai priešintus kitas koks dievas ir išdrįstų jos nevykdyti, laisau klajos, jei Dzeusas atgal panūdo išginti jį į plinasias mares. Bet aš negaliu išvaryti, nes ilgairglių laivų jis neturi, nei vyro nė vieno, kur slidėtų jį kelionį per plačią ketverą marų. Aš tik galėčiau dabar jį pamokyti ir duot patarimą, kaip jam gyvam ir sveikam į tėviškės žemę sugrįžti.